Sveiki visi, čia yra aš vėl Deividuksas ir šiandien spausim vynuogių sultis. Viską pamatysit mano video, kai kelsiu YouTube'ą. Tai galime jau pradėti teleportuojasi į tą vietą. Gerai, mums šiandien reikės bliūdelio, raiškiklio, stiklinės su seteliu ir vyno. Dabar aš imsiu po kelias ir spausiu, nes taip būtų labai sunku. Gerai, pirmus. Opa. Manau, bus gera košė. Aš nežinau. Auč. Auč. Vienas spaudžiu. Vienas. Nuimu. Spaudžiu, gerai. Dabar imu dar po kelias vynuoges ir taip reikės daryti. Tai būtų žiauriai sunku, nes paskui bandžiau daryti, buvo žiauriai sunku. Tai dabar vėl. Ir spaudžiam. Apie ką aš ir kalbu, kad sunku. Būtų man visiškai įslydę. Imu spaudžiu. Imu spaudžiu. Imu spaudžiu. Imu spaudžiu. Imu spaudžiu. Imu spaudžiu. Opa. Imu dar. Gerai. Dabar reikės man stiklinės ir setelio. Dabar aš visą sultį supilsiu čia. Dabar pilsiu. 3, 2, 1, pilu. Aš manau, kad nelabai gausis man čia. Dar man reikia man dar paspaustas sultis. Man jos nelabai bėga. O dabar reikėtų čia nes gali setelis netvarkyti ir sulūžti. Gerai, dabar vėl reikia setelį ir pilti. Paskui vėl ten berti. Gerai, pilam vėl. Čia turbūt save nervins ir nervins.
Bet šiaip čia nėra taip labai jau sunku. Dabar vėl berti čia. Dabar setelkį vėl. Beriam. Prašau, nes ne visi, prašau, ne visi. Dabar vėl biškį paspausim. Ir vėl turėsim berti. Dabar dar biškį paspausim. Opa, 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 opa. Dabar beriam vėl čia. Opa. Berkis. Jau gavosi biškį jau sultis. Dabar vėl reikia eiti. Aš manau, kad užpildysim nors iki va čia. Bersim. Bet aš manau, kad užpildysim pusę stiklinės. Nu, aš taip manau. Aš nelabai tikiu, bet aš labai tikiuosi, kad užpildysim nors pusę. Kad nors galėsiu tečiui arba mamai duoti paragauti. Nes aš pats vieną kartą buvau bandymui pasidaręs iš dviejų vynuogių biškį išspaudęs, buvo žiauriai skanu. Gal dar su medum biškį padarysiu, bus iš jūs labai skanu. Mano firminės sultis. Iš vynuogių yra tik tais parduotuvinės, o čia mano gamintos bus sultis. Labai taškosi. Ir visur pribaršiau šitų vynuogių. Matosi, tai jau gerai. Jos tiesiog byra. O, netgi podelį geras įkrito. Nu va, netgi dabar įkrito. Vėl bersim. O čia jau kas liko, subersiu irgi čia ir išspausiu. Nes jau čia irgi dar yra kelias, ten sultis, bet jau... Bet beveik pusė, beveik. Man netiek daug trūko. Pa, subersiu, kas liko jau spausiu. Gerai. Dabar biškį išimsiu šią, kas čia biškį pribiro. Pasimsiu kitą podelį. Išsijosiu gerai, kad nebūtų tų tirščių. Viskas subersiu. Dabar čia išsipila viskas gražiai. Ir viską atgal subersiu. Ir jau tada jau manau, paskui dar paragausiu. Suderiu ir biškį užpilsiu vandens, biškį būtų daugiau sulčių. Opa! Biškį medaus pasiimsiu. Aš išmaišysiu ir manau bus labai skanu. Dabar pamaišysim biškį. Spalva kaip tikrai vynuogių spalva. Sudėsiu čia. Dabar maišysiu. Bus labai skanios sultis, jau manau. Dar vynuogės, tai vynuogės turi daug vitaminų, tai manau bus vitamizuotos, sveikos mano gamintos vynuogių sultis.
Nes aš dar turiu vyno, dar galėsiu paskui pasigaminti. Gerai. Ir dabar plaunam rankas, pasiruošiam paragavimui. Bus labai skanu. Spaunu. Sušluostau rankas. Ir einam paragauti. Gerai. Paragavau už 3, atsiprašau, 2, 1. Mano broliams, kurie nepasiduoda ir eina iki galo, šitam Babilonui, mes visat pasiruošę ir... Jos čia ne tik sveikos, bet ir saldžios. Vynuogių sultis. Dar galim, dar čia vynuogiai yra. Nors čia buvo daug vynuogių. Daug vynuogių, bet tiek sulčių be pasimoko, nes jos yra sveikos ir skanios. Negu parduotuvinės ten visokios. Nežinau, ten kaip panašios juodos, tokios sultis buvo. Čia jau sveikos. Nu, bet aišku, žinau, kad mažai, bet galiu ir pats išsispausti. Duosiu mamai su tėčiu paragauti. Gerai. Čia buvau aš, Deividas, ir viso gero. Mano broliams, kurie nepasiduoda ir eina iki galo, šitam Babilone lengva pamesti galvą, mes visat pasiruošę ir laukim signalo, eiti ringą su tais, kurie nelinki mum gero.